Dakaro ralio antroji diena lietuviams susiklostė skirtingai. Motociklininkas Gintautas Igaris 242 km greičio ruožą įveikė per 3 valandas, 42 minutės ir 56 sekundės bei pakilo per 15 vietų aukštyn. Dabar lietuvis bendroje įskaitoje yra 106. Automobilių lenktynėse Benediktas Vanagas trasoje sugaišo 10 valandų ir 30 minučių, greičio ruožo pradžioje apvirto, buvo nubaustas 1 valandos bauda ir nuo lyderio dabar jau atsilieka beveik 9 valandas. Tačiau vis dar lenktyniauja. Benedikto Vanago ir Sauliaus Jurgelėno ekipažas bendroje įskaitoje yra 125 iš 132 lenktynes dar tęsiančių dalyvių. Dakaras yra rimtas reikalas. Aš turėjau šiandieną turbūt pačią sudėtingiausią dieną mano gyvenime. Ir tiek daug visokiausių sutapimų ir atsitikimų negatyvių. Bent jau aš taip juos vertinčiau, kad nebuvau tikras, ar aš šiandieną čia sugrįšiu. Turbūt kokį 10 atsitikimų įvairiausių, kurie net negalėtum pagalvoti, kad gyvenime gali atsitikti. Aš turbūt kada nors gyvenime parašysiu knygą ir galėsiu daugiau pasakoti. Bet aš labai džiaugiuosi, kad aš šiandien. Labai džiaugiuosi, kad turiu profesionalų kolektyvą, kuris pabandys automobilį statyti ir tikiu, kad mes rytoj turėsim startą. Stipriai pažeista, ar tik tai išoriškai atrodo tai? Automobilis iš tiesų, su šito automobiliu aš galėjau važiuoti labai greit. Net ir po to, kas atsitiko, nes iš tiesų visi pagrindiniai agregatai, jie puikiai funkcionuoja. Pasižaidė dizainas, jeigu tai galima būtų pavadinti. Automobilis sunkus ir jisai pritraiškė truputėlį pats iš savo svorio. Tai va, be priekinio stiklo, su pamestų stogu, užsiemus logistiką greičio ruože stogo pristatymą į bivaką, tai patinėkit užima laiką. O apie patį incidentą, kas tai buvo? Tai yra mano klaida. Tai yra mano klaida. Užliuliavo mane kelio knyga iš tiesų ir pagrindinės vietos organizatorių pavojingos vietos yra pažymėtos. Ta vieta gal nebuvo super stipriai pavojinga, bet visą laiką greičio ruožai yra... Tokios vietos paprastai yra pažymėtos. Ir posūkių virtinė su labai aukštais bortais ir kabinau truputėlį vieno posūkio bortą ir nebuvo labai ypatingai didelio greičio, bet to užteko, kad švysteltų per stogą. Ir vieną kartą virtimas ir ant ratų, ar kaip? Vieną kartą ant ratų mes sustojom, susitvarkėm per turbūt gal 20 minučių viską, kad galėtume važiuoti ir paskui pavažiuojant pradėjo bėgti radiatorius, dingo stogas, kaip pasakojau, radiatorius, turbūt keliavau šiandieną radiatorių gal 5 kartus, visas esu nudeginto prašom, buvo įdomu. Motociklininkų bendroje įskaitoje pirmauja ispanas Juanas Bareda Bortas. Tarp automobilių į pirmąją vietą išsiveržė Stefanas Peterencelis.